broliai ir sesės, budėkit. Vis budžiu. Žinot, kas yra skautai? Aha. Biški. Ar žinot, o ką veikia skautai? Stovyklavom? Stovyklauju. Gal girdėjot, kad čia aplinkui netoli turėtų būti šiek tiek skautų? Yra? Prie ežero. Ką girdėjot apie juos? Kažką nieko. Tiesiog girdėjot, kad yra? Jo. Ar girdėjosi dainos? Ir laužai matėsi iš kito ežero kranto? Matėsi laužai? Ir girdėjosi dainos? Taip. Telšiai mus išgirdo? Esame pagrindinėje stovyklos rikiuočių aikštėje ir šnekame su pačiu stovyklos viršininku, broliu Vilium Viktoravičiumi. Sveiki. Labas. Kad norėjau paklausti, kada ir kaip pradėjote ruošti stovyklai? Kokie buvo pagrindiniai ir didžiausi iššūkiai? Pradėjom ruoštis tikriausiai sugalvojus, kad jau reikėtų ruoštis ir tai buvo panašiai prieš 2 metus. Iššūkių buvo daug. Pirmiausia, suformuoti komandą, kuri imsis daryti visus tos juoduosius pagrindinius darbus. Ir labai dėkingas esu visai komandai, kuri neatsisakė, sutiko ir tikrai 1,5 metų labai smarkiai darbavosi. Kaip išsirinkote stovyklos vietą? Kodėl nusprendėte būti Telšiuose, ant šio ežero kranto? Gal tai įtakos galėjo turėti faktas, kad jūs pats esate kilęs iš šitų kraštų? Kai aš sutikau būti stovyklos viršininku, buvo vienintelė sąlyga, kad stovykla bus Žemaitijoje. Nežinojau, ar čia, ar kitur, nes yra žymiai lengviau daryti stovyklą esant netoliese, negu daryti kažkur tai Aukštaitijoje ir Dzūkijoje. Tai pradėjome ieškoti vietos ir pradžioje galvojom visai kitoj vietoj, prie Germanto ežero, kur rodos ir vanduo geresnis, ir maudytis geresnės sąlygos, bet mums ta vieta nepavyko. Ir nepavyko mums gauti šitos vietos ir sutarti, taigi ėmėmės B varianto ir B variantas kažkaip mums atvedė į šitą vietą, kurią ne visi ir telšiečiai žino, kad tokia yra oazė. Labai norėčiau padėkoti žmonėms, kurie jau dabar yra daug prisidėję prie šios stovyklos organizavimo. Ir pirmiausiai didžiausia padėka Telšių merui ir Telšių miesto seniūnui. Be jų rūpesčio, be jų priėmimo, be jų darbo neturėtume mes čia nei kelio, nei takelio, nei stovyklos. Nuoširdus jums ačiū, o mes visi kokį šūkį. Vytpala! 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 Visi jie juda šia žeme, margam čigonų vežime. Vežimai jų labai tušti, vieniems toliau, kitiems arti. Bet aš tikrai mačiau trečius jų pralaimėjusius pečius, nes juos sustabdė rūmų molis, nes juos apgavo meilės kuolis. Bet nesigynė jie ginklų, gal per sunku, gal per vėlų, nebekalbėjo širdimi ir siela buvo jų rami. Jie dirbo atbula ranka, diena jiems buvo per ilga, jie neturėjo artimų, jie gynė meilę iš namų. Todėl keliaujam šią žemę, margam čigonų vežime. Vežimai jų labai pilni, vieniems toliau, kitiems arti. Stovyklai mes turime apie 2000 žmonių. Turime labai daug užsieniečių, tai yra 120 iš labai įvairių šalių, pradedant Ukrainą, Azerbaidžanu, Ameriką, Australiją, Angliją, Vieną, Prancūziją ir dar visokios kitokios. Kiek turim pastovyklių, kokie kraštai suvažiavę? Mes turime 5 regionus, tai yra šiaurės rytų, šiaurės vakarų, pietryčių, pietvakarių ir jūrų ir orių, kurie gyvena kartu. Aš tikrai mačiau trečius jų pralaimėjusius pečius, nes juos sustabdė rūmų molis, juos apgavo meilės guolis. Jie dirbo atbula ranka, diena jiems buvo per ilga, jie neturėjo artimų, jie gynė meilę iš namų.
skautai dėl to, kad po kiekvienos skautų stovyklos aš tampu vis savarankiškesnis. Man patinka būti skautu, nes čia aš atrandu save, gerasias ir blogasias savo savybės. Skautai man duoda gyvenimo patirtį bei naujas pažintis. Stovyklos idėjos atsiradimas turbūt, jeigu taip sekti pėdomis atgal, prasidėjo nuo apskritojo stalo. Apskritojo stalo, kuris susibūrė 2006 metais gegužės 20 dieną ir tada susirinkę Vilniaus skautų centre. Mes kalbėjom apie tai, kaip paminėti skautybės 100-metį pasaulyje ir Lietuvoje. Ir pripažinome, kad ir kokių skirtingų organizacijų esame atstovai, vis tiek skautybę įkūrė Lordas Baden-Powellis ir 100-metį norėtųsi tą gimtadienį atšvęsti kartu. O 2008 metais, pasibaigus sėkmingam renginių maratonui, susėdome ir pradėjom kalbėti, o ką daryti toliau. Ir ta mintis apie jubiliejinę stovyklą ir gimė apskritajam stale, kad mes galbūt esam tiek suaugę, kad galėtume padaryti kartu bendrą stovyklą. Šiandieną mes turime svečių dieną, skautų svečių dieną, tai yra jubiliejinė stovykla Gėrio pėdomis, į kurią susirinko svečiai iš visos Lietuvos. Ir turime Lietuvos krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką, todėl trumpai pristatome jiems stovyklą ir supažindiname su vykdoma skautų veikla. Žolėlio šakos linko, žolėlio šakos linko, žolėlio šakos linko, kai mus jaunas karan rinko. Žolėlio šakos linko, kai mus jaunas karan. Tai aš noriu, kad kuo daugiau Lietuvos skautų pažintų žirgus. O skautams vyčiams yra būtina mokėti joti. Žodžiu, aš sakiau vyčiams, žinokit, kol aš dar galiu, aš galiu mokinti jumis už dyką, savo brolius, kad mes visi būtume jojanti kada nors raityje. Surinko, suriktavo šautuvėliais apginklau ir surinko, suriktavo šautuvėliais apginklau. Šautuvėliai kieto plieno, šautuvėliai kieto plieno, šautuvėliai kieto plieno, nušaus priešus lygiai vien. Ruošiamės rytojaus žaidimui, repetuojam, ieškom aktorių, ieškom visokių žmonių, kurie tinka būti vadais, žirgų ieškom, atrakcijų ir idėjų. Radom žirgus ir radom labai geranoriškus skautus. Tikrai šitoj stovyklai tokių yra labai daug ir čia viskas darosi labai lengvai. Nuo idėjos iki gyvenimo vienas tik tai žingsnis. Šautuvėliai kieto plieno, nušaus priešus lygiai vien. Ir vagonus susodino, ir vagonus susodino, ir vagonus susodino, kur mus veža, nieks nežino. Ir vagonus susodino. Du kalavijai! Išeikite tokį mūšio lauką kaip vyrai ir kaukitės! Vagono sėdėdami, mes vagono sėdėdami, mes vagono sėdėdami, pro langelį žiūrėdami. Mes vagono sėdėdami, pro langelį žiūrėdami.
pievos ir kloneliai, matyt pievos ir kloneliai, matyt pievos ir kloneliai, neregėti mūsų šaleliai, matyt pievos ir kloneliai, neregėti mūsų šaleliai. Užolėlio šakos linko, užolėlio šakos linko, užolėlio šakos linko, kai mus jaunus karan rinko. Užolėlio šakos linko, kai mus jaunus karan rinko. Naudos stovyklos iš tikrųjų yra labai didelės. Aš labai tikiuosi, bet dažnai tai būna, kad pasižiūri į tokius dalykus truputėlį paviršutiniškai ir nepastebi, prie ko tai gali privesti. Tai labai tikiuosi, kad šita stovykla parodė, kad ir būdami šiek tiek skirtingi ir naudodami skirtingus metodus organizacijose, skaudiškose organizacijose Lietuvoje, mes esam be galo vienodi. Iš esmės siekiam vienodų tikslų, esam vedimi skautybės idealų, norime kurti geresnį pasaulį. Ir aš labai tikiuosi, kad bendras darbas, bendras organizacinis darbas, bendras išgyvenimas šitoje stovykloje ir bendri patyrimai parodė, kad mes galim padaryti dar didesnius dalykus kartu. Tai manau, tai buvo pagrindinis stovyklos tikslas ir jisai buvo pasiektas kuo puikiausiai. Pakalbėkime apie stovyklos pavadinimą. Kaip jis kilo ir kaip jūs manote, ko reikia tikram skautui, kad jis taptų geru gėrio pėdsakiu? Pavadinimą išrinko, sukūrė, sugalvojo patys skautai. Buvo paskelbtas konkursas ir sesė Vaiva iš Vilniaus sugalvojo šitą gražų pavadinimą, kurį mes nubalsavom, visa komisija nubalsavo kaip geriausia, tinkamiausia ir pradėjom dėlioti pėdą po pėdos. Skautui visą laiką reikia nepamiršti pagrindinio skautų pošūkio – budėk. Budėk, kad pastebėtum pėdą, budėk, kad pats būtum gėrio pėda. Broli Viliau, jūs esate skautas ir kunigas. Taip. Mums labai smalsu, kaip sekasi derinti skautišką košę su kunigo duona? Labai paprastai, labai gerai deria ant duonos košė. Puikiai tinka. Taip. Ir vienas kitam tikrai netrukdo. Tikrai netrukdo. Aš skautu tapau dar prieš įstojant į seminariją. Taigi, kiek jau metų skautaujate? 22. Ko norėtumėte palinkėti stovyklautojams, skautams ir svečiams? Labai gero oro ir draugystės. Ankstyvą rytą savo žvaigždę matau, bet staiga į kažkur nukrito, ieškojau, bet neradau. Tu pažadinai man
negaliu to ištarti žodžiu. Kai vakare visus gėlės nuvys, pilna sauja atnešiu žodžiu. Aš nežinau, ką tau pasakyt, negaliu to ištarti žodžiu. Kai vakare visus gėlės nuvys, pilna sauja atnešiu žvaigždžių. Sako, šypsena gėlės myli, aš tavo juoką myliu. Vasos kojos rasotom pievom neša sapną tau. Atsikėlus ankstyvą rytą, aš tavo veidą matau. Tau į akį žvaigždė nukrito, ieškojau, bet neradau. Pasakyk, negaliu to ištarti žodžiu. Kai vakare visos gėlės nuvys, pilna sauja atnešiu žvaigždžių. Aš nežinau, ką tau pasakyk, negaliu to ištarti žodžiu. Kai vakare visos gėlės nuvys, pilna sauja atnešiu žvaigždžių. Šioje stovykloje sunaudosime tik 19 tonų produktų. Šaldytuve laikome visus gendančius, greitai gendančius produktus, mėsas, daržovės, žygių davinius, jogurtus ir spurgas. Šitas maistas iškeliauja į pietvakarių Lietuvos valgyklą, kur yra savanoriai virėjai. Aš esu kaip ūkvedys, tai į mano pareigas įeina parvežti produktai, paskirstyti, ir iš tų pačių skautų skiriami savanoriai virtuvėje padirbėti, pasimokyti prie, sakykime, profesionalių jau virėjų. Ir taip ruošiamas maistas kiekvieną dienelę. Plaunamas, apdorojamas, visi patenkinti, nežinau dar, skundų nebuvo, kad blogas maistas. Užtenka visiems tikrai. Ir ačiū tiem, kas parūpino. Kaip maistas atsiranda nuo sandėlio iki skauto dubenėlio? Į sandėlį maistas patenka iš kitų sandėlių, iš gamyklų, iš parduotuvių. Ir atvežia čia tokie sunkvežimiai mums per dieną. Šaldyti produktai būna ir gaivūs nešaldyti. Yra dar dalis produktų atkeliauja bagažiniai kokio nors lengvojo automobilio. Va taip mes jį paskui čia susikraunam ir paskui padalinam pagal sąrašą. Taip. Kuri pastovyklė daugiausiai suvalgo? Yra toks kodinis pavadinimas pastovyklė ŠV, reiškia šventieji. Tai tie šventieji daugiausiai ir suvalgo. Šiaurės vakarai. Mes turime omenyje šiaurės vakarai. Taip, jie turi net ten ar 6 puodus kažkokius didelius. Taip, jie ryja žiauriai. Mūsų visi atvažiavo tokie biški vaka pakūdė, nes mamas atostogauna tur, kada pamaitinti, valgyti. Ir sako, šave labai daug suvalgo. Kap nesuvalgys, reiktus vakus atpenėti, kad tos kelins nakristom važiuojant nuomei. Tai turbūt tvarkinga. Tai pats geriausias patiekalas, toj padedu, rodau, yra dėžė meduolių, antra dėžė meduolių. Na ir trečia dėžė meduolių. Pusryčiai, pietus, vakarienė.
žiedelių vaišino, oi man Lietuva, žaliųjų blynelių vaišino, žaliųjų blynelių vaišino, aukso žiedelį žadėjo, oi man Lietuva. Išeina ir užtraukia smagią dainą, skamba miškas ir laukai, žengia Lietuvos vaikai. Skamba miškas. Kas žinot, kas nežinot, jeigu žinot, prisijunkit savo žodžiais ir prisidėkit dainą. Dievai niekada nepavargs, mes tikėjom šventai, kad Dievai mūsų priešus pavargs. O dabar mes patys pavargę visi, o dabar mes patys pavargę visi, teisingai kalbėjo Prūsijos žynys, teisingai kalbėjo Prūsijos žynys. Nemiegos ramiai anoj pusėj aušrų, be vilties pabusti savo gentį palikus. Nemiegos ramiai anoj pusėj aušrų, be vilties pabusti savo gentį palikus. Už paverskit žuvę ramanės mane, o dievai, paverskit žuvę ramanę, kad galėčiau klyksmų amžius kovoti, kad galėčiau klyksmų amžius kovoti, rakinau marias ir sausumas, daugiau aš nebegaliu, audringų amžių sankirtoj, radau aš raktą kelių, kuriais pavasaris sugrįžta, debesų laivos, kelių, kuriais balandis neša, alyvo šaką be kovos. Aš pirmas karalius sugėdoti menime, aš pirmas valdovas, kryžiuočių vergovį užkaltas. O atleiskit, šventi ąžuolai, kad priešo stiprybės atimnelėjau. O atleiskit, šventi ąžuolai, kad jūsų stiprybės atimnelėjau. Aš pagautas buvau sėdimos žemės kilpoj, tarp ežerų nepažįstamų upių. Šventas tėviškės girios neglobojo kovoj, ąžuolai mano pergaliai negulė himno. Šventas tėviškės girios neglobojo kovoj, ąžuolai mano pergaliai negulė himno. Mes tikėjom šventai, kad dievai niekada nepavargs. Mes tikėjom šventai, kad dievai mūsų priešus pavergs. Dideli darbai prasideda nuo mažų žingsnių ir jeigu vis dėlto mes 7 metus ėjome link to, kad šiandien verktume dėl to, kad baigėsi jubiliejinė stovykla, tai turbūt ta ateitis jinai nebus tokia ilgai einama, jinai bus jau pramintų takų, mažiau baimių vienas prieš kitą, daugiau supratimo ir tas siekis kurti gražesnį pasaulį kartu, jisai vis dėlto mus vienis, o ne skaldys. Ir kitaip negali būti, nes pagalvokim patys, kad prasidėjo nuo elementaraus memorandumo, kurio pasirašė skautiškos organizacijos prie apskaitos stalo, nuo elementaraus susitarimo žodinio, kad mes norim padaryti tautinę stovyklą, mes padarėm įspūdingą renginį kartu. Tai kitaip negali būti, kad tos stovyklos turi tęsis, jos be abejonės tęsis. Tiesiog kiti žmonės perims iniciatyvą,
Mes labai tikimės, kad perims kur kas geriau, padarys geriau negu darė prieš juos. Ir ta stovykla prives dar prie didesnių dalykų. Kai vakare užuodi palapinę ir šypseną, jos lysta į kuprinę ar brolį girdi, ar sesę jauti, juk esam visi mes vienas. Ryte džiaugai, tamsoj laužai, segerio pėdomis, ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Ryte džiaugai, tamsoj laužai, segerio pėdomis, ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Kai mes kartu, laukai ir pievos žydi kaip du kartu, brangiausia juk tėvynė ar broli girdi, ar sesė jauti, juk esam visi mes vienas. Ryte džiaugai, tamsoj laužai, segerio pėdomis, ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Ryte džiaugai, tamsoj laužai, segerio pėdomis, ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Stovykla jau uždaryta. Ryte džiaugai, tamsoj laužai, segerio pėdomis, ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Ryte džiaugai, tamsoj laužai, segerio pėdomis, ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Ryte džiaugai, tamsoj laužai, segerio pėdomis, ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Dėdis parado virš tako dekrato, duok, gaidalėlį, nors mažutį trupinį. Duok, gaidalėlį, nors mažutį trupinį. Dėdis papalesa, o vištytė prašo. Duok, gaidalėlį, nors mažutį trupinį. Duok, gaidalėlį, nors mažutį trupinį. Kai vakare užuodi palapinę ir šypseną, jos lysta į kuprinę ar brolį girdi, ar sesę jauti, juk esam visi mes vienas. Ryte žiogai, tamsoj laužai, segerio pėdomis, ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Ryte žiogai, tamsoj laužai, segerio pėdomis, ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Kai mes kartu, laukai ir pievos žydi kaip du kartu, brangiausia juk tėvynė ar broli girdi,
ar sesė jauti, juk esam visi mes vienas. Ryte žiogai, tamsoj laužai, segerio pėdomis. Ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Ryte žiogai, tamsoj laužai, segerio pėdomis. Ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Eina mergaitė su senelė ir sako, mergaitė seneliai, ar nupirkti, tai yra mergaitė, nupirk man klouną. Senelė sako, nenupirksiu, o jis atrodė, klounas taip atrodo taip. Tai nuėjo namo pas senelį. Mergaitė sako senelį, nupirk man klouną. Sako, gerai, duosiu pinigų, bet nusipirksi pati. Tai nuėjo, nusipirko klouną ir nuėjo į namus, pasidėjo ant stalo ir nuėjo miegoti naktį. Ir naktį jį miega ir girdi, kaip klounas sako, aš jau prie tavo namų durų, aš jau prie tavo laiptų, aš jau prie tavo namų kambario durų. Atiduok širdį! Ryte žiogai, tamsoj laužai, segerio pėdomis. Ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Ryte žiogai, tamsoj laužai, segerio pėdomis. Ramiai lygiuok ir uždainuok, kur miškas ten širdis. Ryte žiogai, tamsoj